Sveiki. Senais laikais mėgdavau konstruoti vumetrus. Čia yra vienas to pavyzdys. Iš pradžių būdavo madoj 5 šviesos diodų vumetrai su AN6884 mikroschema. Tai va čia tokį atvejį ir turime. Jei kas nežino, ką vumetras daro, tai jis realiai tiesiog mirksi pagal muziką. Jis gali būti naudojamas kaip ir prietaisas signalo lygiam ir panašiai. Bet dažnu atveju pas mus čia mėgėjus pakonstruoti būdavo tam, kad tiesiog vizualizuot muziką. Kuo garsesnis perėjimas muzikoj, tuo daugiau šviesos diodų įsižiebia. Tai ir gaunasi, kad mirksi žemyn aukštyn. Bet visą laiką man buvo, jau daug metų man įdomu, kas būtų, jei padaryti vumetrą ne su šviesos diodais, o su šitais žvėriais, su kaitriniam lemputėm. Aišku, iškyla problema, šita mikroschema niekaip nepajėgs išmaitinti kaitrinių lempučių. Jeigu pasižiūrėtume, čia rašo 6,2 volto ir pusę ampero. Kažkas tokio. Šitokias paėmiau, nežinau net kokias imt geriausia, kaip čia daryti, bet paėmiau tiesiog 6 voltų, nes buvo labai pigios. Vėliau paaiškės, kad visai pataikyta. Bet grįžtant prie to, kad neišmaitinsim, nes šita mikroschema vienam išėjimui turi gal 20 mA, tai toloka nuo pusės ampero. Esmė, kad mums reikia sustiprinti šito dalykėlio išėjimus. Tai reikia pajungti keletą tranzistorių. Išsirinkau 25 centų BD140 tranzistorius. Jie yra bipolariniai, tai veiks prie mažų įtampų. Ir, vienintelis trūkumas, kad jie turi šiokį tokį įtampos kritimą. Tai jeigu maitinsim, sakykim, tos 6 voltus, tai lemputė matys ten 5,5, 5,6 kažkokį kritimą ir šiek tiek kais tranzistoriai dėl to, bet tikrai nedaug, tai čia viskas turi būti tvarkoj. Tai paprasčiausiai mums tai reikia dadėti 5 tranzistorius, po vieną kiekvienam išėjimui ir po rezistorių. Tai jau parodysiu schemą ant popieriaus ir paaiškinsiu tą dalyką paprastesniu keliu. Bet tokia bendra idėja. Ir iš pradžių galvojau naudoti savo senąją plokštelę, bet čia šviesos diodai maketiniai, prakišti, užlankstyti, ten juos sunku ištraukti. Tai aš analogišką plokštelę iš AliExpress jau turiu tam darbui. Tai kai prieisim prie maketo, viską parodysiu, bet esmė išlieka ta pati, veikimo principas, schema net ta pati ir viskas tas pats. Laikas apjungti visą šitą dalyką kartu. Kad tai būtų paprasta, paėmė ir iššoka gaminys. Štai tokia tipinė AN6884 schema. Tai integruota mikroschema, kaip sakant, tai detalių labai nedaug, nes visas veiksmas vyksta viduj. Tai ką čia realiai turim? Turim maitinimą. Čia paduodam, jei gerai atsimenu, nuo 3,15 ar 16 voltų. Ir čia paduodam įėjimą. Ir dažnu atveju žmonės pasimeta, naujokai pasimeta dėl šito dalyko. Čia yra žemės simbolis, iš tikro tai reiškia, kad visą šitą jungiam kartu. Ir čia mūsų yra minusas. Jeigu čia pliusas, tai mūsų minusas. Čia pastoviai per dešimtmečius trunkantis klausimas, kas čia tai gera proga parodyti. O toliau, ką turim, iš to pačio maitinimo yra varža, jį parenkama pagal maitinimo įtampą, kažkur internetuose ir aprašyme mikroschemos mėtosi, koks ten nominalas, tai čia būna kažkoks nominalas, kažkokia varža, ir jinai nustato, leidžia šitai mikroschemai neperkaist, kitaip sakant, nes kuo aukštesnė įtampa, tuo daugiau jai reikia energijos paverst šilumą, nes šviesos diodų kritimas ten grubiai 2-3 voltai būna. Tai visa kita turi numest mikroschemą, tai maitinam čia 12 voltų, o čia raudonas šviesos diodas. Tai 10 voltų tenka sugerti mikroschemai, dėl to parenkama šita varža, kad įdegintų tą perteklinę energiją.
Nu, tai būdavo daroma. Ir tiesiog tam jinai ir yra. Dar vienas įdomus dalykas, kad šita mikroschema, kaip matom, jų prijungta, čia matom maitinimas ateina, tai jeigu čia gaunasi šviesos diodo pliusas, o čia gaunasi jo minusas, jeigu paprastai aiškinant, tai reiškia visi pliusai sujungti kartu ir mikroschema tiesiog įžemina tam tikro šviesos diodo minusą per pačią save, įžemina į nulį ir tada jis užsidega. Tai čia toks pajungimas, kaip sakant, kaip pavadinti, nutraukiant minusą žemyn, ne tai, kad paduodi pliusą, bet iš pradžių minusas kabo ore, paskui prijungiamas prie minuso per pačią mikroschemą, per jos viduje esančius tranzistoriukus. Tai tokiu principu uždegami šviesos diodai. Ir dar vienas dalykas, kad, galim čia įsivaizduoti, kad čia yra jungtukas, nelabai matosi, bet jungtukas. Ir tas jungtukas irgi į tą žemę pajungtas. Ir kai reikia, šitas jungtukas užsidaro, ir šitas šviesos diodas užsidega ir po tokį jungtuką, ne tokį jungtuką, aišku, po tranzistorių viduje turi šitą mikroschemą. Tai tada užsidaro grandinė, ateina maitinimas iš pliuso, ateina per tą varžą, ateina per šviesos diodą ir nueina į žemę, kitaip tariant į minusą, tada dega šviesos diodas. Viskas su tom gerai ir tvarkoj, bet mes norim pajungti kaitrinę lemputę, prie išėjimo, prie visų išėjimų po kaitrinę lemputę. Šita mikroschema, ką turi, aišku, gero šviesos diodam, tai įėjimai dar ribotos srovės. Šita zonai dar yra schemutė, kuri nepaisant įtampų skirtumo tarp čia ir čia, nepaisant maitinimo, bando palaikyti 20 mA per šviesos diodą. Ir tokiu būdu yra vienas privalumas, kad šviesos diodai, kaip ir užrašiau, 2-3 voltai, tai labiau iš tikro 1,8, ten 3,4 gal net kokie priklausomai nuo spalvos. Tai jeigu, kaip paskutinis šviesos diodą, kuris tikram vometrui rodytų perkrovą, raudoną įdedam, tai jis bus 1,8 volto. O jeigu kiti, oranžinis bus gal 2 voltai, gal irgi 1,8, o čia tarkim 3 žali, tai jie bus virš 2 voltų. Tai jeigu šitą schemą tiesiog durnai junginėtų maitinimą be jokios srovės ribojimo, visų pirma, jie iškart sudegtų. O jeigu turėtume čia rezistorius kiekvienam šviesos diodui, tai reiktų juos atskirus kitokius parinkinėti bandymo būdu kiekvienam šviesos diodui, kokį tik sugalvoja atidėti. Tai būtų labai užknisantis dalykas, tai dėl to gudriai jie čia padarė, kad viskas srovė. Nes jeigu paėmam vienos rūšies, vieno gamintojo, vieno stiliaus šviesos diodus, kad ir jų kritimo įtampos skirsis, bet jie visi bus nurodyti, tarkim, 20 mA. Ir prie tos 20 mA, bent teoriškai, jie švies panašių ryškumų ir viską. Ir aišku, gerai, ilgai, laimingai gyvens. Be jokių papildomų varžų, be nieko jie nesudegs, nes srovės ribojimas vyksta viduje mikroschemos. Tai va toks veikimas šito dalyko. Paaiškinau apie pačią mikroschemą ir taip daug, todėl kad daug sulaukiu, palyginti daug komentarų, kad žmonėm patinka paaiškinimai, kaip kas veikia, tai žinom, kaip ta mikroschema veikia, bet kaip dabar šviesos diodus pakeis lemputė. Lemputė deklaruoja, kad jai reikia 0,5 ampero. Mano bandymai rodo, kad jai reikia nors 0,2 ampero ar kažkas tokio, kad iš vis siūlas žibėtų. Tai su 20 mA nieko mums čia neišeis. Tai tiesiog metam lauk viską, kas susijęs su šviesos diodais ir turim tokį dalyką. Pačią pliką mikroschemą su įėjimu ir šitą papildomą grandinę, dėja pamiršau, ką jinai daro tiksliai. Daliklis gal, o kondensatorius gal keičia šiaip greitį, mirksėjimo reakcijos greitį, gal net vadėja šito neatsimenu, bet viską lengva sužinoti, turėtų būti aprašyta. Tai va, ką dabar darom, turim atvirus išėjimus ir žinom, kad tie išėjimai, jie neduoda įtampos, o ją nutraukia į vidų, kaip ką tik kalbėta buvo. Tai kaip pajungti, pavyzdžiui, aišku, viskas kartosis, tai galim dirbti, tarkim, prie šito 4, nes čia daug vietos.
darom šitaip. Po kamerą labai blogai pieštai nupiešiau iš anksto. Tai ką čia gaunam? Viską, ką raudonai dadėjom, gaunam. Žodžiu, mums reikia atsivesti maitinimą, aišku, iš pliuso. Šiuo atveju žinom, kad lemputė bus 6 voltų, nes tokios pas mane lemputės, tai dabar maitinimas tampa prikaltas prie to skaičiaus. Ar šiek tiek mažesnio, kad ne taip ryškiai šviestų, bet toj zonai jau negalim maitinti ant 12 ar ką. Tada čia matom tranzistorių. Kadangi rodiklė rodo į vidų, turim PNP tranzistorių. Kaip gražiai užrašiau. PNP. Jei rodiklė rodytų lauk, tai būtų NPN. Bet šiuo atveju mums reikia PNP tranzistoriaus. Kodėl mums reikia PNP tranzistoriaus? Kad jis atsidaro ir praleidžia įtampą per lemputę, kurios kita pusė, aišku, į minusą, į žemę pajungsim, tai jis praleis tą įtampą šitaip ir uždegs lemputę tik tada, kai jo bazė bus per tam tikrą varžą, kuri priklauso nuo bendros įtampos, bet šiuo atveju 1 kOhmas, nuo 0,5, 1 kOhmas. Kai bazė per tą varžą bus sujungta su žeme, ir mums pasisekė, nes šita mikroschema tą ir daro, kad savo išėjimus jungia į žemę, kaip anksčiau kalbėjom. Tai šita mikroschema nuspręs, kad tarkim jau laikas šitai lemputė užsidegti, trauks viską į minusą, tada tranzistorius atsidaro ir užsižiebia lemputė. NPN tranzistorių reikia į bazę paduoti įtampą, aukštą potencialą paduoti, tai šiuo atveju jis neveiktų, dėl to naudojam būtent PNP, nes jis, paprastai išnekant, įsijungia į žeminus bazę, kai bazė žemam potencialė. Būtų galima moksliškiau aiškinti, bet pastebėjau, kad daugam patinka paprastas toks kelias. Tai šiuo atveju turim vometrą, pakartojam tą pačią schemą, čia kiek reikia kartų, į kiekvieną tranzistorių paduodam pliusą. Aišku, nepamirštam, kad, pavyzdžiui, kai aš išsirinkau BD100 tranzistorių, kad jo išdėstymas yra ECB, tai jeigu netgi surašiau, kad emiteris, tai pliusas, kolektorius į lemputę ir bazė yra valdymas jo, tai dėl to į mikroschemą. Ir dar vienas dalykas, kad reikia atkreipdėmėsi, kad taip susipiešus simbolį CBE gaunasi, o iš tikrųjų reikia atkreipdėmėsi, kad bent ant šito tranzistoriaus tai yra ECB kojos, jei žiūrint iš užrašo pusės. Tai reikia nesumaišyti, kur yra kuri. Tai ir šitaip 5 kart padarom ir valdom sėkmingai lemputes. Bet neturim daug lankstumo, kaip mano testai rodė, ryškumas labai didelis lemputės prie jos 6 voltų. Man visai patiko 2 voltai ir kažkiek šitom lemputėm, kai vėliau pamatysim maketį. Tai gaunasi čia minimumas 3, tai dar galim maitinti, bet man patiko net mažiau. Tai mes iš tikro šitą vietą atkirsim, paliksim maitintis tai mikroschemai, o čia užmaitinsim nuo kažkokio tai maitinimo, ten nežinau, 2-3 voltai. Ir tokiu atveju šitaip, čia nebus sujungta ir visus šitos tranzistorius maitins atskiras maitinimas. O aišku, ta žemė išlieka bendra, kaip ir buvo šnekėta, viskas susijungia kartu. Tai susijungia. Čia dėl visako. Ir aišku, čia minusas. Abiem maitinimam bendras minusas. Čia jau galim paduoti kiek norim, tarkim 6-12 voltų, o šitas jau maitinimas maitins būtent lemputės. Tai taip darysim prototipą. Tai toks gavosi realus prototipas. Viskas šiek tiek makalynė, bet viskas veikia. Visų pirma, čia turim AliExpresso vometro plokštelę. Vietoj šviesos diodų tiesiog sulituoti laidukai. Aišku, prilituotas laidas įėjimui. Nuo vieno kanalo pajungiau į plokštelę, o nuo kito prignibau prie laidelio, kuris eis į kolonėlę. Čia taip ant greitųjų, kad eitų ir mirksėjimą, ir muziką matyt ar girdėt. Tada, aišku, yra maketinė plokštelė su 5 lemputėm, jų lizdai įlituoti,
į plokštelę, prilituoti labiau ant plokštelės, nes, čia kaip tik nelituojami lizdai, nors būna lituojami, bet ir šitie paklausė ir prisilitavo. Prototipui bus gerai. Tai va, ir šalia lempučių turim eilę tranzistorių, BD140, turim eilutę rezistorių ir viskas, daugiau čia niekur nereikia. Šitos plokštelės funkcija tik laikyti lemputes ir padidinti srovę per jas. O šitą viską valdo. Gaunasi, kad su plokštelė, kuri net neįžiebtų niekaip vienos lemputės, dabar valdom 5, lik niekur nieko. Taip, o apie maitinimo realizavimą, tai čia aš visaip eksperimentavau, tai gavosi, kad turim akumuliatorių nuo 12 V šitai plokšteliai. O šitai plokšteliai, kad lemputės nebūtų akinančiai ryškios, aš paduodu apie 3 V. Tai tam naudoju šitą maitinimo bloką, bet jis pas mane tik 1 ampero, todėl pajungiau įtampos keitiklį, impulsinį, žemina įtampą. Tai kai čia nustatau 12 V, o jo išeina 3 V, tai turim virš 3 kartų srovės laimėjimą, kadangi keitiklis impulsinis. Tai kiek kartų sumažinam įtampą, tiek laimim srovę, aišku, minus nuostoliai. Tai leidžia man išgauti reikiamą srovę, nes kiekviena lemputė kažkur po 300 mA ima net prie tų 3 V. Tai vat, bet kas gerai, kad jos dabar žymiai maloniau stebimos, negu kad maitinant jų pilna įtampa. Kai bandžiau pirmiau, ten žiaurokai, jos jau ir baltai šviečia iš tikrųjų. Čia galim sakyti per geros lemputės, nors pačias pigiausias ėmiau, bet tai vis tiek. Tai įtampa gal kokie 2,5, kažkas tokio ant lemputės, nes dar ant bipoliarinio tranzistoriaus krenta ten 0,5 V ar kažkas tokio. Ir tai pamatysit, kad jos gan ryškios, tai galutiniam variante, manau, bus potenciometras ir bus galima tiesiog reguliuoti maitinimo įtampą pačiom lemputėm. Ir galbūt galėtų išlikti panaši maitinimo schema kaip dabar. Aišku, čia be reikalų tas akumuliatorius, bet čia testui palikau, nes dabar ir čia jau turim 12 V, tai galima būtų viską maitinti nuo būtent to paties maitblokio. Tiesiog 12 V tiesiogiai į šitą plokštelę ir tada 12 V per keitiklį į šitą plokštelę. Bet palikau taip, nes viskas veikia ir vis tiek čia negalutinis variantas, tai pademonstruoti užteks ir taip. Ką turėčiau paminėti, kad jeigu naudojami 2 atskiri šaltiniai 2 plokštėm, tai dažniausiu atveju reikia sujungti žemes kartu. Tai šitą žemę maitina tą plokštelę, bet dar atvesta antra žemė iš tos plokštelės, kad jos būtų bendram žemės potencialiai, nes kitaip nieks neveiktų. Tai galutiniam variante galbūt galėtų ir būti koks tai tarkim 12, ten 15 V maitinimas, kas telpa į šito ribas. Čia nuo 3 iki 16 gal kažkas tokio tinka. Bet vėlgi čia mažiau 3 reikia, tai bet kuriuo atveju reikia 2 maitinimų, tai jaučiu ir pasilikčiau prie tokio varianto, kad pilna maitinimo įtampa ateina čia, o tada irgi būtų keitiklis koks tai ir sumažintų ją lemputėm iki reikiamus. Ir dar būtų reguliuojamas ryškumas. Ir dar vienas dalykas, kad galutiniam variante noriu 10 lempučių ir čia prototipas norėjusi kompaktiško, bet ką jau žinau, kad reikia jas išdėstyti žymiai plačiau, kas kokius, tarkim, viena, o čia antra, kas 4 cm, kažkas tokio. Lemputė gan plačiai šviečia, tai nėra tikslo jas taip grūsti vieną prie kitos, tą noriu pasakyti. Ir aišku, 10 lempučių, tai jis gausis kokius 3-4 kart didesnis į patį aukštį, tai turėtų gerai atrodyti. Ir idėja tokia, kad lemputės būtų tik lemputės matomos ir jos būtų, tarkim, lentutėj kažkokioj pragręžtoj. Ir tiesiog tegu būna lauke, nes vėlgi iš principo sudedi lemputės ir jeigu jų nesimatys, bus kažkoks stikliukas kažkas, tai biškinu gali prasme. Tokios idėjos. Dabar pažiūrėkim, kaip veikia. Dar kol randi dainą, kuri turėtų nors kažkokį dinaminį diapazoną. Ant daugo tiesiog dega tos pačios kelios lemputės. Šitą jau pakenčiamai parodo, iš tikro net užknisu ieškoti, nes YouTube ir copyrightinės muzikos negaliu paleisti. Ten dainų su dinaminiu diapazonu pilna. O čia, šitą nieko.
Va tai va atrodo metras. Lemputės biški kreivai, bet čia tik prototipas. Nežinau, skonio reikalas, bet man tai atrodo labai gražiai. Ir aišku, realybėje visai kitaip nei per kamerą. Tai vat, tokia idėja ir aš manau ją vystysiu toliau. Noriu 2 metrų po 10 lempučių su gražiais mediniais korpusiukais, tokių kaip bokštelių šalia kolonkių. Nes tikrai gražiai raminančiai veikia mane tos lemputės, man patinka. Seniai reikėjo. O idėja šitai nežinau, mažiausiai 5 metai, gal daugiau. Tai va, tiek šiam kartui. Dėkui už dėmesį ir sėkmės konstruojant. Iki. Iš pradžių buvau surinkęs viską su MOSFETais ir aš sugebėjau su jais surinkti visiškai pamiršdamas, kad maitinsiu 3 voltais ir mažiau, o MOSFETo nepajunginėsi su tiek. Tai va, turim biški nukentėjusių MOSFEtų. Nu, jie vis dar geri, tik trumpakoje veislės dabar bus.